Jis taip tikriausiai ir laukia kiekvieną rytą. Greičiau galvoju, jis išeitų, palandžio to aplink mane. Tai... Jo. Olia. Va tiek va, išbėgo vis dėlto man to tepalo. Bet čia gali būti, kad iš po praeito karto išsilašėjo viskas iki galo. Galėtų būti ir taip, o gal ir ne. Bet dabar turiu priimti sprendimą, ar važiuoti nusipirkti Kuroną iki PGG, ar pirmą prasivažiuoti su juo. Bet neturiu testerio. Reikia testerio, kad normaliai rodytų. Nes tas keistokai rodo. Tai dar tą testerį buvau pasijungęs ir prieš savo mašinos, tai su užkurta mašina rodė man 17, man taip atrodo. Nu, taip negali būti. Taip nebūna. Tai jo. Tikriausiai, kad reikia varyti nusipirkti Kuroną ir bus rami galvo, tada galėsiu lėkti prasivažiuoti. O gal netgi reikia nusipirkti to vadinamo čokolado ir pasikeisti tą čokoladą. Ir paklausiu, kiek generatorius kainuotų blogiausiu atveju. Ir čokolado nusipirkčiau. Čokolad. O paskui dar palandžiusiu. Dėl įdomumo. Gal jeigu daug landžiusiu aplink jį, tai nebegės jisai. Nes dabar jau jo. Net dabar jau jo. Manau, šoku į mašiną ir varau į PGG. Nusipirkti Kuroną. Ir paklausti dėl šito, gal tiesiog reikėtų pakeisti tą čokoladą. Ir galbūt ok, nereikėtų generatorius keisti. Taip ir darau. Tai tokie dalykai, žodžiu. Papasakosiu, ką darysiu. Imu į lauk starterį, bet dar buvo kaimynas atėjęs, patarė man. Sako, jau čia tau jie ir goliai išėję šaivom iš to generatoriaus, tai ten viskas gal bus. Tik tai laiko klausimas, kada vėl kas nors užlinks, tai išsiimti kažką, pasižiūrėti kažkokį analogą, arba tokį patį, arba analogą kažkokį, kad žodžiu pakeisti. Arba pasižiūrėti išdėvėtų, bet vėl išdėvėtų, vėl klausimas. Nu, bet ir iš naujo klausimas, aišku. Tai bet žodžiu, išsiimu, pasižiūrėsiu, gal kažką pavyks surasti, kiek galėtų kainuoti generatorius. Ir kas dar, kažką dar galvojau. Ai, o dėl to tepalo lašėjimo, tai sako, gali būti, kad ten gal kažkas išėjo, pasėdė ir vis tiek kažkiek lašės, bet sako, jeigu biški lašės, tai koi ne. Tai žodžiu, įmosiu generatorių ir varau į pagėgius aiškintis reikalų. Kas kaip kur, norisi pakurt, norisi pavažiuoti, norisi, kad viskas veiktų bent dieną. Čia va gyvena mano skolininkas. Bet nusprendžiau neimti iš dėduko tų 2,50 €, kaip nors gal išsisuksiu, išgyvensiu. Kągi čia, ne? Gal ir man kas nors, ką nors padės. Tai va, žodžiu, varau pagėgius. Užtisa, kad laša, tas tepalas neina iš... Ir dabar dar su ošiu šnekėjau, tai nežinom, kas čia galėtų būti. Dar buvo toks vienas žiedukas, bet tas žiedukas nelabai jau toks ir, kaip sakant, grojantis. Vis pats paskutinis ir... Bet jis gan ten buvo toksai šioks toks, bet aš jo negavau, tai iš jį tą patį dėjau. Bet jeigu per tokį žieduką tiek varyti, tai ir tai, sakau, iki jo negali daryti tepalas berods. O gal gali? O gal negali? O gal gali? O gal negali?
Pasiėmiau generatorių ir važiuoju atgal. Nekrauna. Nesuprantu, kas galėtų būti. Ar čia antiek man nesiseka. Kaimynas buvo atėjęs dar sako, gal daug heiterių turi, sako, kad čia tau jie šamanin. Nekrauna, žodžiu, generatorius. Pareina sužadinimas, pareina iš akumuliatoriaus srovė iki generatorius. Kraut nekrauna. Kam jo problemas? Blogas generatorius. Ok, važiuoju pasikeisti iš naujo generatorių. Palaukit, pamiršau tą gumytę pasimti. Važiuoju pasikeisti generatorių. Tai pažiūrėsiu generatorių ir vėl iš naujo reikia imti variklį. Šauna tepalą kaip priklauso. Kažką praleidau, nežinau. Skubėdamas, nesužiūrėjau gal. Su to dideliu noru važiuoti. Tai žodžiu, kaimynas sako, kai tą išimsi, tai atnešk iki mane, sako, dabar biškis cirguliuoja, tai sako, gal turėsiu sveikatas. Peržiūrėsiu, sako, aš tau jį visą. Bet, nu gerai, sakau, dėkui, gerai, bet atrodo, kad ten daugiau nieko nebuvo. Gal kažkur dar kažkas slypi. Bet antiek, ta prasme, antiek nevažiuoja. Žviegia dar kažkas negerai, nežinau, dar sakiau dabar reduktorius reikės peržiūrėti, gal tepalo nėra, nes arba sakau, jau tai antiek reikia visą nuodugniai išstudijuoti, kad, varau, kur aš varau? Varau tam tą stalniką senąjį pasimti. Nusipirksiu stalniką, nes vis tiek reikės vėl imtis naujo variklį. Ai, karamba! Ką pasiėmiau? Naują generatorių. Tai lėkiu atgal namo, kaimą. Ir užsidedu, pabandau. Ir tada ką? Tada reikia nusiiminėti variklį vėl. Vėl reikės varyti pas kaimyną, prašyti keli pakelėjo keltuvo variklio. Ir dabar, bet tik tai tiek, kad dabar spėju viskas greitai vyks, dėl to, kad jau žinau, ką daryti ir nebus, kaip sakant, labai daug galvojimo, bus paukšt ir viskas. Atsijungiam. Ir tiek žinelių. Tai tikėjausi įsikelti, jau dabar įsikelsiu vienas. Tai tikiuosi, kad šiandien išimčiau viską. Pavargęs truputį. Nes dabar kiek yra valandų, dabar yra jau 2. Tai jeigu kokios 3, 4, jau spėčiau gal išsimti. Tada nunešu kaimynui tą detalę, gal tada kaimynas sužiūri tą detalę. Bet tai kur, iš kur? Nesuprantu, iš kur ten, kas ten leidžia. Per tą patį manžetą. Žodžiu. Pažiūrėsiu, kai išimsiu vėl. Ką, viskas, variklis out. Einu žiūrėti, kam yra problemas.
per šitą nevarė, kaip galvojau. Per šitą gal truputėlį, o labiausiai per šitą. Labiausiai per šitą. Net per šitą nebevaro, varo per čia dabar jau. Tai reiškia, kažką praleidau. Ot, esu geras. Tai reiškia, čia dar keičiasi, nes čia viskas naujo, niekur čia nebevėga tepalas, kaip matot, čia viskas mano pakeista. O čia, kai buvom išmušę, tai pažiūrėjom ir net negalvom, kad čia kažkas dar turi būti, o pasirodo turi būti. Viskas. Sukuosi šitą, mušuosi darbinį, atsidarau virš dėžės dangtį ir darbuojas toliau. Varau, oras ne kažko. Nu va, beveik. Tasik daug ilgiau įvargau. Daug ilgiau. O, hermetiko kiek pritepęs. Nu ką. Bėgsim išleisti tepalą. O lūkė Aurelijus koks. O lygiai va toks. Baudžia. Dievulis, kad prieš tai nemaščiau. Tikriausiai. Šiuo dabar patepta. Ar tikrai to tepalo tik turi būti mažai? Klausimas. Net labai didelis man klausimas išlieka. Pažiūrėkit ir jūs. Nes čia dabar yra su norma. Nu matot tikriausiai. Ką galėčiau įkišti greitai. Nes toj baterija numirs vėl. Tarkim, kišu ties šitą vietą. Čia jau dugnas. Ir tik tais tiek tipo turi būti palei mėrką. Ai, nu biškai dar nutekėja, tik biškai tikriausiai daugiau turėtų būti. Dabar dar kartą, tai tikrai dar kartą viską apsižiūrėsiu, neskubėdamas. Ai, aš jau bijau ką nors sakyti. Vis tiek kažkoks man atvirkštinis modelis gaunas. Jo. Viskas, leidžiu tepalą, atjungiu darbinį, mušu, atsuku, kalu, virinu, važiuoju, parvažiuoju ir taip toliau. Jaja. Ką, greitas, ką? Viskas. Išlupta. Nežinau, kiek trukau, einu pažiūrėti ant bajerio į laikrodį. Bet buvo pusė 4 berods, kai parsivežiau tą valandą laiko. Not so bad. Ką? Jo, iš tikrųjų ten tas laisvas toksai ir kliba, tai ten tikrai kažko trūksta. Nieko nekaltinu, pats kaltas. Bet jo, kitą kartą reikia žiūrėti atidžiau. Gerai, varau žiūrėti. Šalto oras, tai žiūrėkit, koksai. Ta prasme pila. Oi, nu prisilakščiau ant vakaro. Kamerą įsikrovė, tai daug nieko nepasakiau. Toj, pašnekėsim. Tai va, paskambino, biškį kamerą apsivaliau. Tai žodžiu, prisilakščiau konkrečiai. Bandžiau spėti išardyti ten tą visą tą reikalą iki
iki 5:30. Oi, atsiprašau. Iki 5:30, kad spėt nuvažiuoti, nusipirkti detalę į Tauragę, bet nespėjau. Tai iš pradžių pradėjau pats tvarkyti, bet čia oras blogas, čia nėra man kur pasidėti įrankius, stygius ir, žodžiu, nuėjau pas kaimyną, nes kaimynas sakė, tėti, kai išsiardysiu, tai nuėjau pas jį, išsiardėm tą visą reikalą iki pat galo ir paskui radom dar vieną tą mandžetą, tai va tokį. Ir jisai buvo, kur čia reikia pasidėti, ir jisai buvo, nežinau, po porą milimetrų aplinkui buvo visiškai laisvas, tai per jį žiauriai varė tepalą. Tai čia buvo apsižiūrėjimas ir nedatikrinimas iki galo prieš surenkant man atgal. Būna, dabar žinosiu. Tai jo, išėmėm, turiu matmenis, kokių reikia, tai rytoj iš pat ryto varau į TRG, nuperku šitą manžetą, tikiuosi, kad gausiu, bet turėčiau gauti. Ir viskas tada rinkti atgal. Ir viskas, ir tada tikėtis, kad bus gerai. Tai teko pakelyje, tai važiavau pasitart su juo, sakau, kad palaikyti iki rytojaus dienos, bet jis sakė darbuosis, tai aš nespėju, bet sakė, kada reikės man bus, tik tiek, kad nestabdyti jam darbų. Tai jo, per lietų čia vėjas, kaip pablūdo tas oras, tai žiūriu, kiaurai ten vos nešlapės, ten lakstau čia, vėjai, kiaurai daužosi viskas. Tai, žodžiu, pasidėjau variklį, nuvežiu jam atgal. Da bandžiau pas vieną žmogų paklausti, kaimynas tikrino, ar neturi tokio, paskui pas vieną žmogų dar nuvažiavau paklausti, ar neturi tokio, kad, sakau, gal bent jau surinkčiau, jau viskas procesas pradėtų eiti, galėčiau čia krapštytis iki apsirengę šiltai iki išnaktų. Prožektorių šviesos, viskas daug mažai aišku. Ieškot nieko nebereikia, jau žinau atmintinai beveik. Bet neturėjo, tai viskas nusikėlė rytoj. Nieko nepadarysi. Tai va, mielieji, neskubėkite ir viską pasitikrinkite iki galo. Tai šitą, nusipirkau šitą naują. Ta, kur buvau naujai keitęs, tai iki ten viskas buvo sausa, iki ten neparėjo. Visur buvo problema, jau paskui tas. O gal, ne, prieš tai nebuvo tas problema. Buvo, bet tikriausiai per tą daugiau varė. Žodžiu, nesvarbu. Svarbu, kad problema rasta. Generatorius veikia, išspręsta problema. Tai dabar tik tai surinkti, tikėtis, kad tepalas nebėga, elektra yra ir tada jau bus ok. Nu, šiek tiek kaukia dėžė. Tai dar tik su vienu šnekėjau, tai būna, kad kaukia juos, ten nenaujas traktorius, žodžiu. Tai sako, pjuvinų pilti arba plėvelės būna prikarpo. Bet kažkaip nesinori tokių nesąmonių daryti. Geriau tada geras ausinės ir į kelią. O tada jau gal tepalų per mažai buvo, per daug nubėgo, tada gal ne taip kauktų. Žodžiu, viskas. Share, like, subscribe. Ačiū, kad žiūrit. Čiau.